Sveiki žvejai ir gamtos mylėtojai. Šiandien mes pakalbėsime ne apie žvejybą, tai bus vėžiavimas. Bandysime pagauti vėžius. Ir šiandien aptarsime 3 tokias temas pagrindinės. Tai įrankiai gaudyti vėžiams, vadinamos gaudyklės, bučiukai, venteriai, kaip pavadintume. Kitas, tai ką reikia įdėti į vidų, kad suviliuoti vėžį, jį pritraukti, kad jie lįstų. Ir trečia dalis, tai kur vėžiai žiemoja, kur jų vietos randasi, ar prie žolių, ar ant gylyje didesniam, ar ant šlaitų. Aptarkime dabar, kokie yra vėžiam gaudyti gaudyklės, kitaip vadinami venteriai ar bučiukai. Jų yra kelių tipų. Tai vienas iš paprasčiausių kvadratinių bučiukų su galuose skylėmis, kad vėžys įliptų. Ir čia gaunasi kaip leikutė, jis atgal kelio neranda. Tai yra tokie. Būna dar ir jų didesnių. Čia užtrauktuku atsidaro lengvai, kad paimtume vėžius. Čianai galime dėti birų masalą. Taip pat didesnis variantas, yra ir dar didesnių. Jis lengvai susipakuoja, transportuotų, susikabina, neužima daug vietos. Kaip ir pirmieji, tiesiog visiškai neužima vietos. Sakyčiau, kitas variantas gaudyklių, tai skėtuko principų. Jos įsiskleidžia kaip skėtis, jos supakuotos irgi taip pat neužima visiškai vietos. Taigi, įsiskleidžia labai paprastai, skėčio principų. Statom. Viskas. Bučiukas paruoštas. Pririšame virvutę prie viršaus ir užmesim. O čianai apačioje yra skylė, kiaurė, kur mes lengvai pasieksime išimti vėžius, kad jie mums nežnyptų į pirštus. Ir taip pat lengvai susipakuoja. Skirtumai tarp jų yra tokie, kad vienas yra didelės ertmės įeiti vėžiui. Taip, žinoma, geriau gal sakyčiau, nes lengviau jisai randa tą skylę, kur įropoti vidų, ieškoti savo masalo, kur mes pateiksime. Paskui netgi skilučių 2 aukštais ir jų čia gaunasi 22 ar 24 netgi. Palyginti su šituo modeliu, čia tik tais 1 aukštų yra skilutės. Bet esmės aš nežinau, ar sudaro ar nesudaro, ką mes ir bandysime šiandien įsitikinti, išbandyti juos. Trečias variantas yra toks kaip rombo, sakyčiau, stiliaus. Irgi taip pat aplinku jį yra kiaurės įlysti vėžiui. Jis taip pat lengvai susipakuoja ir visiškai neužima vietos. Gali būti ir įvairių spalvų. Šiuo atveju rankose yra mėlynas, ant stalo yra padėtas žalias, o skirtumas koks mes įsitikinsim bandydami gaudyti vėžius. Susipakuoja tokį dėkliuką, patogiai. O šituos visus modelius vėžiam gaudyti gaudyklių venterių jūs rasite Viską žvejai parduotuvėje www.viskažvejus.lt, o Šiauliuose Serbentų gatvė 92. Itin svarbu pasirinkti labai gerą masalą, kad juos priviliuoti šitą bučiuką įlyti. Tai, kaip aš galvoju, kad pats geriausias masalas būtų gyva žuvelė, šviežia gyva žuvelė. Tad nieko nelaukiant, einam mes ją pasigauti. Na, vėžiautojai, atėjau pagaudyti, kaip aš galvoju, vienu primtiniausių vėžiui masalų, tai gyva žuvelė, kojytė, kurią dėsime į gaudyklę, vadinamą bučiuką dar kitaip. Tiesiog ją perpjovus, kad jinai skleistų savo natūralų kvapą. Ir aš galvoju, kad tikrai neverta to žuvies, kaip esu girdėjęs, ją smardina, kad pritraukt labiau vėžius. Bandysim ją dėti šviežią, ką tik pagautą. O dabar paprasčiausių būdų, plūdinę meškerę, mes pamėginsim jų pasigauti. Na va, iškart ir ant musės lervos turim. Reikia susidėti kibirėlį. Dėja labai patogus transportavimui kibirėliam tiek žvejybai, tiek į grybus. Einant neužima daug vietos. Įsiskleidžia. Daug turim visokių mitų apie vėžiavimą,
ką geriau dėti į gaudyklę bučiuką vadinamą, pradedant nuo česnako, nuo degintų kaulų, žuvies, kepenėlių ir taip toliau. Kiekvienas bandys savo recepto, mes mėginsim šiandien juos kelis variantus ir žiūrėsim, kuris mums labiausiai privilios vėžių. Tai žinoma, gali būti ir vėžių vietos skirtumas. Vienoje vietoje būriuojasi, kitur ne. Mes mėginsim kelias vietas, vieną vietą ant gylio, kitą prie salos ir keletą nuo tiltelių, kur daugiausia žvejojama, metama jauko, žuvims, pašaro, jie taip pat ateina šito pašaro maitintis. Pasigavę mailius, turime užtektinai ir be mailiaus, ką galime naudoti, tai tarkim be žuvies, ką galime dėti bučiuką, tai išduosiu vieną gerą paslaptį, kuri man pasakė vyresnio amžiaus žmogus, kuris naudoja šį metodą, tai gyvūnų kaulai, kuris jis surenka nuo šuns, kas lieka, kaip matot ant stalo turiu. Ir juos padegina, jis suliepsna. Tai vadinkim padeginti kaulai, kurie tokie duoda smarvę tiesiog. Ir tai vilioja. Mes šitą pamėginsime ir pažiūrėsime, ant kiek veikia. Toliau naudosime jau gamyklinius produktus. Krevetės, griliaus, vėžiagyvių skonio, granulės didesnio dydžio. Jų skersmuo yra 20-28, jos po lėtą tirpsta ir dėsime į pėrius. Taip pat pasigaminsime kriauklės skonio jauką, kurį supresuosime su jauko presu ir gausime tokias briketės, kurias taip pat įdėsime į venderius. Ir spręsime, kas iš jų masalų labiausiai patinka vėžiam priviliuoti. Taigi, pereisim prie man senolio paminėto recepto degintų kaulų. Tai bandysiu tuoj paruošti, padeginti kaulus su dujiniu degikliu. Traška, skleidžia kvapą tokį, turi viliuoti. Kaip žinome, vėžiai yra iš dalies vandens sanitarai, dviesusią žuvį jie suvalgo, kad neskleistų nuo savęs bakterijų, lygų, bet taip pat to pačiu ir kenkėjai. Jie valgo ikrus, ypač invaziniai vėžiai, mažieji, rainieji, jų priviso ir jie baigia išnaikinti Lietuvos ežeruose mūsų lietuviškus plačiažnyplius vėžius. Vėžius galima gaudyti nuo Liepos 15 dienos, bet invazinius, vadinamus amerikietiškus, galima gaudyti visada ir nėra jokio apribojimo skaičiuje jų. Ką toliau, kaulų deginimas. Kvapas, nėra skaniausias, maloniausias. Bet tikim, kad jie sudirbs. Lengvą krematoriumą baigiau, tikiuosi tai duos kažkiek, nes kvapelis tikrai nėra iš skaniausių, geriausių, bet reikia pabandyti visus masalus, todėl mes susirinkom išbandyti tiek venterius, tiek masalus. Sekantis masalas tai bus pasigaminti savo jauko briketės, kurios turi smirdėti kriauklę arba vėžių ar žuvies kvapų, tokių žuvinių, kuris turėtų pritraukti taip pat vėžius. Kągi, perinam prie šito jauko brikečių gamybos. Na ir ką, pabandysiu pasigaminti
šitokias briketės granulės didelės iš jauko, kuris yra šiuo atveju kriauklės skonio. Kaip aš galvoju, kad vėžiams turi patikti toks kvapas. Nu, man žinoma nelabai. Ir aš dar koncentruosiu kriauklės kvapu, kad noriu, kad vėžiai eitų iš visų galų, lįstų iš po šaknų, iš savo slėptuvių. Ir jūros gerybių kvapą. Tai matau moliuskai, kriauklės, krevetės. O tikrai padarysiu stiprią kvapo koncentraciją, kad kuo labiau jos suviliuot. Bent aš taip galvoju. Truputis vandens. Šitas jaukas truputį pastovi. Į save įgers drėgmę vandenį ir tada galėsime presuoti su šito jauko, pavadinkim, presu ir daryti šitokias briketės. Pabrinko ir tikrai turi kvapą jūros gerybių, vėžiagyvių. Dabar aš jums parodysiu, kaip šitas apverčiamas, kad jaukia padarytų skylutę. Nors šiuo atveju mums nėra būtinai. Ir spaudžiam. Ir žiūrim. Gavome puikią jauko briketę, kuri eis į bučiuką. Gaminsime dar. Kvapnios jauko briketės, kurios bus skirtos viliuoti vėžiams, prisotintos krevečių ir jūros gerybių kvapo, kur manau, kad vėžiai tikrai neatsispirs tokiems skanumynam ir savo norų tiesiog sulys į venterį. Brikečių prisigaminome ir dar taip pat pamėginsime jau gamyklinės peletės, briketės, kurios yra žuvies skonio. Tiesiog smirda. Jos yra didelės, jos tirps lėtai iki 24 valandų. Mes paliksime venterius vienus iki vakaro, patikrinsim vakare, patikrinus vakare. Dar, jeigu bus vėžių, juos išimsime, jeigu nebebus jauko, dapildysime ir paliksime per naktį. Ir žiūrėsime, kada geriau vėžiai lenda. Kiek žinoma, vėžys yra naktinis gyventojas, jis naktį išlenda iš savo urvų ir pradeda ieškoti maisto. Bet mes šitą mitą patikrinsim. Kiek visus bučius, tiek ir masalus, kurie mums pasiteisins geriausiai. Kągi, viską susiruošėm, kraunamės į valtį ir plauksime pastatyti venterius. Tikslas pastatyti tai vienus yra netoli žolių ribos, pakrantės zonui, 1,5 metro gilio. Vienus pastatyti giliau. Giliausia vieta čia yra 3,5 metro, tai ant gilio pastatysime, žiūrėsime, ar ant gilio gyvena jie. Ir
kitus pakrantės zonui, nes kaip ir dauguma žvejų, juos temstant ar naktį mes medžiojam su seteliu, naudojant prožektoriaus pagalbą, bet mes šito nenaudosime, todėl kad mes norime išbandyti būtent venterius. Taigi, į laivą. Bučiukai vėžiams jau yra paruošti, taip pat ir jaukai. Belieka tik tais plaukti, užstatyti šias gaudyklės vėžiams. Ir kad nereikėtų irkluoti rankomis, aš pasirinkau elektrinį valties variklį Progress ir ZAP akumuliatorių. Dėl ko? Nes parduotuvėje viskas žvejui yra puikiai akcija. Perkant kartu variklį ir akumuliatorių, 40 LBS galingumo variklis ir 110 amperų akumuliatorius kainuoja tik 309 eurai. Tiek jums pravers šitas rinkinys žvejyboje, tiek pramogose plaukiojant su šeima. Kągi, jungiu variklį prie akumuliatoriaus ir plauksime statyti venterių vėžiams. Susiruošėm, beliko pasikrauti savo laivą masalais, kurių prisiruošėm, ir vėžių gaudimo įrankių venterių. Ką, ir plaukiam statyti bučiukų. Atplaukiam, kur mes galvojam, kad gali būti vėžių, prie salos netoli lelijų pakrantės ruožė, ir į venterį dedu, čia yra kišenė tokia, užtraukiama padarytas savo briketės, jinai čia po truputį lėtai tirps ir vilios. Ir leidžiam ir naudoju ant virvės labai paprastai lengvai fiksuojamas plūdurus, kurios lengva nuimti, uždėti, nereikia raišyti jokių puto polistirolų gabaliukų. Ir viskas, mes matysim, kur mes sustatėm savo venterį. Taigi plaukiam prie kitos vietos. Priplaukiam sekančią vietą, taip pat netoli kranto lelijų ruožė, ir į ją dėsiu jau gamyklinės padarytas briketės, žuvies ir krevečių skonio. Jos po lėtą tirps ir tikiuosi, kad vilios didelius plačiažnyplius vėžius. Čia taip pat yra kišenė. Jie sudedu. O, skanumyną kiek. Ir užtraukiu. Na ir ką, įleidinėjau. Vėl. Ir plūdės, kuriuos puikiai fiksuojasi ant virvės. Trečią masalą, kurį naudosim, tai bus mūsų patarimų gauti, kad padeginti kaulai. Įdėsim kelis padegintus kaulus. Na ir bandom leisti. Taip pat statome netoli žolių ruožo. Kaip galvojam, kad jie vis tiek gyvena po šaknim, turi pasislėpti po kerais, augmenyje, o ne lygioj vietoj. Tvirtas mūsų masalas, kurį bandysime, tai šviežiai šiandien pagauta žuvytė. Ją pjausime per pusę, kad jin kuo labiau skleistų savo kvapą ir tai filiuotų vėžius. Va čia noris. Pabandysim pastatyti ir gaudyklės giliau, tai padedu į vidų į kišenę briketę, kur padarėm iš žuvinio jauko su kvapais, krevečių, jūros gerybių. Nuo leptelių mėginsime paprastus mažus bučiukus, į kuriuos dėsime gamyklinės žuvinės briketės, peletės. Ir jas nuleisime šalia visai leptelio, čia nais.
Čia nuo leptelio naudosiu, kaip aš vadinu, rombinį vėžių gaudyklę, rombinę. Dėsiu dar, matau, kad yra likę pas mane kaulų, apdegintų keletą ir kelias dėsiu briketės. Kaip mes su kolega didžiausią viltį dedam į kaulus. Kažkaip dėl savo kvapo. Antrą vietą duodam arba žuviai šviežiai, arba jūros gerybėm prisotinto to jau. Na ką, vakar nusprendėm, kad vakare netikrinsim gaudyklių, paliksim jas per naktį, nes vėžiai tai nakties gyventojai, naktį jie ieško maisto, todėl netrukdysim jiems surasti gaudyklės ir įlysti. Ir atvažiavę šiandien jau vos ne vidurdienį, bandysim ištraukti pirmuosius bučiukus gaudyklės, kur pastatėm prie tiltelių pakrantės ruožė, kur gylio nėra didelio. Nu, bandom eit žiūrėti. Žiūrim, kas yra. O! Vietoj vėžiuko, žiūrėkit, kaip visai puikiai lent žuvytė. Bet pastebėjom toks, kad kur žuvis lent bučas, turi kaip leikutę, kur negali atgal išlyti. Kągi, surenkam tos kojytės ir paleidžiam atgal. O briketai per visą naktį, va, kaip ištirpo. Ir nepilnai, va, dar yra kietas. O, žiūrėk. Štai ir vėžys. Turime pirmą vėžį ir kiek pamenu, į šitą bučiuką aš tikrai nedėjau žuvies, o žuvis pati įplaukė. Ir matom, kad šitos kojos, va, pravalgyt, aš to išimsiu, parodysiu jums. Šitos kojos įplaukė kaip ir aną bučiuką paskanaut briketėm. Nes aš kur dėjau kojas, aš perpjojau. Ir matom, pats vėžys pagavo koją, pergnybė jai vidurius, norėjo valgyti. Ir kitą irgi vėžys apdraskė, nuvalgė visus žvynus. Tai turim pirmą vėžiuką. Štai koks jis, neatiduod mums bučiuką. Bučiukas paprastas, iš 2 galų ėjimas, o masalas buvo žuvies skonio, jūros gerybių, ten toks miksas, granulės, peletės, kaip jas pavadint. Nu, nepaleidžias niekaip. Tiek įsikabinę stipriai. O. Žiūrim, ką turim. Ešerys. Taip, traukiam dar vieną bučiuką, kuris pastatytas pakrantės zonui. Ir štai, vėžių. Koks gigantas! O čia tai vėžys. Ir žinot, ant ko? Čia buvo, matau, žuvis ir kaulas. O čia tai gigantą turim. Žiūrėkit koks. Monstras. Va taip atrodo tikri lietuviški didieji vėžiai. Didelės replės. Ir ką jis susigundė? Degintą kaulą. Pakrantę zonoj bučiuką traukiam. O, vėžių! Žiūrėk, 5, 6, kiek čia jų. Ir visi lietuviški rūdi gražus. Liuksiniai. O čia tai vėžių. O, kokie. Tikri lietuviški. Čia mažesnis. Žiūrėkim, kokie gražuoliai. Lietuviški plačiažnypliai. Viena didelė ranka, kita mažesnė. Matot, kaulai. Reiškia, veikia kaulai.
Kaip pastebėjom, kad vėžius reikia ieškoti pakrantės zonai prie pat žolių, ajerų, nes jų namai, šaknis visų šitų augmenijų. Tai vėžiavimas vykęs, truputį supratom, kad yra geriausia statyti vėžių gaudyklės šalia pakrantės zonos, netoli švendrių, visiškai metras, du ar prie pat, nes jie gyvena po šaknim švendrių ar medžių šaknų, ant gylio buvo nesėkmingai, įlindo tik žuvų mailius, maži starkiukai, kojytės, o bučiukas pasiteisinęs, kiek mes pastebėjom, kad yra, kur yra daugiau skylių, landų, 2 aukštai skylės ir jų tikrai yra daug, čia 24 skylės, negu 10 skylių ar tik tais 6 skylių. Ir šitos bučiukus galite įsigyti internetinėje parduotuvėje viskažvejui.lt, parduotuvėje Viskažvejui Serbentų gatvė 92 bei Vairo gatvė 3. Dabar belieka užkaisti kazaną puodą, įpilti druskos, krapų ir paskanauti šiais skaniais vėžiais. Bet mes to nedarysime ir išsaugot lietuviškus vėžius, paprasčiausia man jų yra gaila, čia tiek to ir delikateso. Aš juos geriau paleisiu, kad jų dar būtų daugiau.